Aš visus jūs kviečiu prisijungti spalio 23 dieną prie labdaros vakarienės, kur bandysime pakeisti ir padaryti daug patogesnius daugelio vėžių sergančių vaikų gyvenimus. Iš tiesų, aš mačiau, kadangi aš turiu šansą ir gyvenu laisvą gyvenimą, net esu pririštas prie nieko visiškai. Dėl to manau, kad reikia pabandyti kažkokį kito truputėlį gyvenimą. Truputėlį leisti savo parodyti, kiek įmanoma duoti ir skirti kitiem žmonėm. Ar gali save prisiversti stoti visai kitokias vėžes, sėsti ant visai kitokių rogių ir leistis visai nuo kitokio kalno, negu kad įprastai tai darai kasdienybėje. O dėl ko aš tai darau, tai ką aš dabar darau, iš tiesų, nors tai atima labai daug laiko, bet šitas renginys yra turbūt parodimas tiek savo, tiek mano artimiems žmonėms, parodimas tiem žmonėms, kurie sėdi aukštai, kaip jie iš tikrųjų galbūt mažai skiria dėmesio ir atsisuka į tuos kitus žmonės, tuos kitus vaikus, kuriem iš tikrųjų reikia pagalbos, kuriem reikia, kad juos kažkas palaikytų ir kad suprastų, kad ne jie yra kalti, kad jie ten guli, kad jie ten turi praleisti laiką ne dėl to, kad jie jau save žalojosi, kad jie leido dienas su cigaretė rankoje ar dar kažką. Aš nežinau, ar jie jau spėjo kažkokią nuodėmę padaryti, kad galėtų būti baudžiami už tai. Ir jeigu mes įgyvendinsim tikslą, kurį aš savo užsispyręs turiu, kad mes pakeisim viso aukšto lovas, bus fantastiškai. Aš galėsiu ir šokti pradėti, ir dainuoti, ir pasimsiu trimitą, ir saksofoną į rankas, jeigu tik reikės tai padaryti, bet aš manau, kad, nežinau, šaltas dušas mane nupylė, kai aš ten apsilankiau ir aš išeidamas, aš sakiau, kad čia nebus pirmas kartas ir tai bus pirmas kartas iš mano pusės, bet tikrai ne paskutinis, prie kurio aš prisidėsiu. Taigi dabar laukia 1000 vaikų nekantriai spektaklio. Ar galėtum šitaip pasipuošęs įžengti į sceną? Su mielu noru. Oi, suspėjau! Jūs dar paimsit 2 lėkštes? Paimsiu. Man va čia. Ką, pirma vakarienė prasidėjo labai gerai. Išmokom daug naujų dalykų, dar išmokom naujų dalykų. Ir Deividas žada, kad visiems svečiams, kur gali būti 300 ir daugiau, vakarienė iš tikrųjų labdaros galoje darys ne jisai, o aš. Tai kągi, draugai, bus fantastika, bet kokiu atveju. Deividas darys programą, vaidins, o aš visiems darysiu vakarienę. Ir visų labai laukiam. Sursu.